racionaliau. Tai prašau, gerbiamas Mindaugai. Tai labas rytas, gerbiami kolegos, ir norėčiau galbūt atkreipti į pagrindinį dalyką, kaip ši istorija buvo kuriama ir kokiu pagrindu buvo kuriama. Tai atkreiptinas dėmesys, kad buvo kuriama pasakojimas ir interpretacijos vieno ir vienintelio asmens ir šaltinio, o tai yra šios bendrovės akcininko, kuris yra sukonfliktavęs su kitais akcininkais. Kitaip tariant, akcinė bendrovė yra ginčas tarp akcininkų. Ir matomai šitas akcininkas, teikdamas informaciją, kurią paprastai savo teiginius pabaigdavo žodeliu apdairiai galimai, tam, kad nebūtų apskūstas, galbūt užmeišta, pateikdamas selektyves nuotrupas, kaip čia dabar paaiškėjo, ir susirašinėjimų žinučių, nuotraukas iš privačių kelionių, suponuojant mintį, kad viskas buvo daroma vykstama verslo tikslais ir panašiai. Kyla klausimas apskritai, ar galima abejoti tuo vieninteliu šaltiniu, kuris turi matomai ne pačias, pavadinkime taip, kilniausias ir doriausias ir moralės pagristas intencijas. Vien tas faktas, kad buvo daromi įrašai susirinkimo metu neįspėjus ir neinformavus vogčiomis ir paslapčia, kas galbūt ir galimai buvo daroma, nusikalstama veika daroma tokiu būdu. Šitie įrašai iškarpyti iš konteksto buvo teikiami taip, kaip reikalinga sukurtai istorijos fabulai. Toliau kitos iš konteksto ištrauktos žinutės vėlgi parodo tam tikrą subjektyvumą. Ir aš pateiksiu tik tai, atsakysiu tam tikrus pavyzdžius, kurie sudaužys va šitą visą pateiktą informaciją į šipulius, kadangi faktai kalba visai ką kito. Pradėsime nuo kelionės ir nuotraukos, kuri buvo padaryta apžvalgos rate. Taip, tokia kelionė buvo, bet tai buvo privati draugų kelionė. Įmonė ir buvo suponuojama mintis, kad čia buvo daromas verslo kelionė, spręsti įmonės klausimus. Faktai kalba ką kitą. Įmonė buvo atidaryta ne tais metais, ne 21 metais, bet kitais metais, 22 metais, ir tą nesunku galima pasitikrinti registrų centre. Klausimas, kaip galima spręsti įmonės klausimą, kuri dar buvo netidaryta tuo metu ir apskritai nebuvo mano sutuoktinė apsisprendusi pradėti šito verslo. Tai jau čia yra melas, kuris nesunkiai yra patikrinamas. Kitas dalykas, žinutės nuotrupos, kuriame yra teiginys maždaug toks, kad Mindaugas pristatys techninio rato aptarnavimo ar kažkokius tai techninius dalykus. Mindaugas, toliau tęsiama straipsnė mintis, Mindaugas Kritulis. Daroma išvada iš to, kad viena yra žodelis Mindaugas, paimamas iš konteksto. O tiesa ir faktas yra kitas, kad bendrovė samdomų darbuotojų dirbo už techniką atsakingas techninis inžinierius, ar kažkaip, ką žinau, aš tikrai nežinau tikslaus pavadinimą, irgi vardu Mindaugas. Na tai turbūt tikrai tikėtina labiau, kad pristatė techninio aptarnavimo visus dalykus inžinierius, o ne istorinį ir teisinį išsilavinimą turintis Mindaugas, kuris jokių sąsajų neturi, nedirba tą įmonę, ar ne? Tai štai yra pavyzdys. Toliau yra įperšama mintis, kad aš neva tose žinutėse iš kažkokio konteksto prisipažinau, savivardinu kaip akcininkų. Bet jeigu mes atidžiai perskaitysime tekstą, tai tokio išsireiškimo, kad aš esu akcininkas, nėra. Aš suprantu norą pritempti, neva kad aš esu akcininkas, valdytojas, pilkasis kardinolas ir panašiai. Ir tai yra teigiama žmogaus, kuris turi labai aišku ir nebūtinai dorą interesą. Bet mesgi gyvenam teisinėje valstybėje. Akcininkai nenustatomi vieno pavienio žmogaus teiginiais arba kažkokiamis tai nuotrupomis iš selektyvių žinučių. Yra
akivaizdu tai, kad akcininkų Seimo nariui nedraudžiama būti. Aš jeigu norėčiau, aš būčiau juo ir buvęs tuo akcininku. Ne? Niekas nedraudžia būti turėti akcininko teises ir pareigas. Bet kadangi aš visą gyvenimą užsiminėjau politiką arba kitą veiklą, bet jokių būdų ne verslu. Tai darė mano žmona, kuri turi ne vieną įmonę ir užsiminėjo verslų daugiau kaip 10 metų. Ir štai žiūrėkim, dar kokią fabulą ir naratyvą kuria ši istorija sąmoningai. Ir man kaip politikui jau šioje vietoje yra apmaudu, kuriamas naratyvas, kad jeigu įtakingo, kaip čia yra įvardinama, politiko žmona yra, tai jos vieta yra virtuvėje ar dar kažkur tai, ar auginti vaikus, bet ji iš principo negali būti verslininkė, užsimti aktyvią veiklą ir panašiai. Štai toks naratyvas yra kuriamas ir man labai gaila, kad gerbiami socialdemokratai prie to prisideda. Prie tam tikro moters pažeminimo. Neva jeigu yra įtakingas vyras, moteris negali užsimti verslu ir daryti aktyvią veiklą. Neatsitiktinai sakau socialdemokratai, kadangi už šios visos istorijos aš matau labai karštą pėdų siekimą socialdemokratų partijų ir tai ir atsitinka ne bet kada, bet būtent prieš rinkimus. Ir ši istorija atsiranda būtent prieš rinkimus. Mano konkurentė rinkimų apygardoje tik pasirodžius ryte straipsnį, maždaug už kelių minučių rašo pareiškimą skundą komisijai. Jau įdomu, ar ne? Tokia sparta. Tai arba žinoma iš vakaro, kad toks straipsnis, arba sugebama supiškinti pareiškimą per kelias minutės. Gal toks greitis ir gali būti. Per tą pačią dieną 4 žinutės su pasimėgavimu, štai stebėkite, tiesiogiai kviečiu posėdį žiūrėti etikos ir antikorupcijos ir žiūrėkite, kaip čia bus tik Tuskas prausiamas ir panašiai. Tai liūdė ir kiti dalykai, kada aktyvi ir žinoma socialdemokratija bando pakviesti šitą liudytoją, objektyvų kabutėse liudytoją, kuris turi matomai kitų interesų, kad jis padalyvautų ir išsakytų savo nuomonę. Tai vėlgi rodo politinį užangažuotumą. Tai man tikrai apmaudu, kad šioje visoje istorijoje, kada yra rašoma ir spaudoje, atrenkama selektyvi informacija. Pavyzdžiui, manęs buvo paprašyta pateikti atsakymus, aš pažadėjau žurnalistai atsakyti tą pačią dieną arba ryte. Ryte tai yra, kada vyk turėjo trečiadienį šios komisijos posėdis ir etikos komisijos posėdis. Tai nesulaukus mano atsakymų, išeina straipsnis, matomai tam, kad visą tai būtų pateikta prieš komisijų posėdžius. Tiesa, aš paprašiau papildyti mano atsakymą ir prašiau atsakymą papildyti visą apimtimi. Man buvo atsakyta, kad papildysime tiek, kad atspindėtų pagrindinė mintis, bet nebūtinai visą. Ne visas atsakymas yra pateikiamas savivaldybės. Tiksliau, joks atsakymas nepateikiamas, nors savivaldybė aiškiai savo atsakymų parodo, kad jokios tvarkos nebuvo pažeistos ir manipuliatyviai teigiant, kad neva leidimai tokiem renginiam išduodami iki 3 metų. Ir kad neva kitiem nebuvo leista tą daryti. Pakomentuosiu savivaldybės atsakymą. Palangoje yra tokių renginių išdavimo tvarka, kurie, kiek man žinoma, antikorupcinį vertinimą prieš ją tvirtinant miesto tarybą atliko specialių tyrimų tarnybą ir nenustatė jokių pažeidimų. O jie kalbama labai aiškiai, kad iki 3 metų leidimai išduodami įrenginiam, kurie yra statomi viešose miesto vietose ir privačiose valdose išduodami leidimai iki 9 metų. Ir ypač tiem, kurie kuria pridėtinę kurortui vertę. Natūralu, kad toks įrenginys, kuris traukia turistus ir kuria pridėtinę vertę, kaip ir buvo prašoma, buvo išduota 9 metam, nepažeidžiant jokių taisyklių. Klausimas, kokio
kaip gali būti proteguojama tai, kas yra, nereikia jokios protekcijos pagal faktą, kad yra atitinka visas išduodamas, atitinka išdavimo tvarką ir jos nepažeidžia. Dabar kitaip manipuliatyviai yra teigiama, kad kažkas iki to laiko prašė ir neišdavė. Ratas buvo žodis paminėtas. Bet savivaldybės pagal pateiktus prašymus buvo tik vienintelis atvejis toksai, kuomet buvo prašoma įsteigti atrakcionų parką aplink Kurhauzą, paminklą architektūrinį, kur yra vizualinė apsaugos zona. Įrenginys šalia ten kitų renginių, karuselių ir panašiai, buvo ratas, bet ratas, kuris sukasi ne vertikaliai kaip apžvalgos ratas, bet horizontaliai. Ir taip suplanuojama mintis, kad nebuvo kitam ratui išduoti. Štai dar viena manipuliacija. Tai aš tikrai nemanau, kad garbingos Seimo komisijos, kurios dabar įveliamos yra iš tikrųjų į ginčą tarp vieno akcininko ir kitų, kurie inspiravo tą konfliktą vienas ir tas pats akcininkas, turėtų būti vedžiojami šito akcininko ir įtraukti į tokios garbingos rimtos komisijos į tokių klausimų nagrinėjimą. Aš galiu tik tai konstatuoti, kad spėju, kad pagal šito akcininko prašymą yra dabar pradėta tyrimą atlieka Valstybinė mokesčių inspekcija. Tikiuosi ir pasitikiu ją, kad jinai tikrai atliks šitą dalyką. Ir juo labiau, kad visi mokėjimai, kaip buvo informacija pateikta žiniasklaidai, buvo bankiniais pavedimais pagal išrašytas sąskaitas ir sutartis ir buvo pateiktos visos deklaracijos. Vieną dalyką, ką jūs čia dabar teigiate, kad nebuvo pateikta 1 metų deklaracija, buvo nepateikta dėl tos priežasties, kad įmonė buvo pradėjus veikti nepilnus metus, kelis mėnesius. Ir matomai dėl tos, aš nežinau, gal dėl tos priežasties nebuvo pateikta, bet nepaisant to, į Valstybinę mokesčių inspekciją, kaip to reikalavimo, visos finansinės deklaracijos, kiek mane informavo, buvo pateiktos ir laiku pateiktos.